tiesiog jisai buvo nuo fantastikos, žinau, toksai ramybės įsikūnymas, toksai brandus, toks viskas, visą laiką kalba dviejais žodžiais, viskas. Ir tu supranti, pasako žodį ir viskas aišku, žinai. O dar man dar tokios asociacijos, aš pats tada juokiausi juodai, žinai. Aš jį visą laiką sekdavau, jis svedinsis, priekyje, žinai. Ir jis palikdavo pėdas. Aš galvoju, o, kaip Buda. Va, bet kad dainą suprastote, kokiame kontekste gimė, kai mes jau šturmavom pačią viršūnę, Džaba, aišku, užlipo pats pirmas, ką jis padarė, mane sužavėjo tiesiog. Jūs įsivaizduojate, 5, 3, 40, kažkas tokio aukštis, įsivaizduojate, vėjai, taško, tiesiog taško, ten juodai. Ir jisai ką daro, jisai įsitraukia cigaretę. Užsidega cigaretę. Kaip tai padaryti, aš neįsivaizduoju, bet tebūnė, žinai, kad jau ten dūsti miršti, žinai, nes nieko tokio, žinai. Jis susirūko ir atsisėda į lotuso pozą ir pradeda rūkyti. Ir aš, toks leisgyvis, mirštantis, visas su liatkirčiu, įsikapos, tiesiu jam ranką ir sakau, Džaba, patiek! O jisai taip, ne, pats. Gal aš tada truputį taip supratau, ką jis turėjo omeny. Tada nulipom nuo kalno, aš jam parašiau dainą. O vaikų nėra, norit kitą istoriją papasakoti? Su to pačiu Džaba. Mes jau visą dieną kopiam iki bazinės tos stoties. Pavargę kaip šunės, nes nešam visą krovinį, tiesiog viską ten. Einam ir mes jau pasiekėm tą bazinę stovyklą. Ir iki bazinės stovyklos toks staigus pakilimas, kalnas, aš nežinau, ten 300 metrų, bet žinot, kai tu visą dieną klampuoji iki sniego, ten dūsti. Nors ten dar degunės, tai užtenka viskas netvarko, bet tu prieini, pamatai tą kalną, galvoji, ir jis Džaba sako, atspėk, kaip šitas kalnelis vadinasi. Nu, ir ten, aš net spėjau, nepataikau, žinai, ten dar kažkas tai bičiulis prieina, nepataikau, ten dar kažkas tai nepataikau. Ir toks pas mus draugas Nerijus buvo, paskutinis eidavo. Jis pamatė prie, sako, pizdец. Sako, правильно, pizdец. Dar tam tūkstantis istorijų, žinai. Džaba sako, pas jūs kas nors groja gitarą. Aišku, nebūtų draugai išdavikai, sako, taip, va, jisai. Tai bazinė stovykla, vedliai turi atskirą kambarį. Su šildymu, pečiukas stovi. Atrodo nieko tokio, bet kada ten šalta, žinok, pečiukas yra o. Ir mes užlipam, ten viskas, visi mirtingi ten. Kaip vištidėse tokiuose mėgų. Ir ateina vienas iš vedlių, sako, kuris čia pas jūs groja gitarą? Nu ir, sako, aš, sako, ateik pas mus. Ateinu, jie ten sėdė, viskas, visi, kaip žiūrėjau, kaip namie, gylimas, viskas, žinai. Tai mes kaip laukiniai, o ten jie kaip namie. Sėdė, viskas, geria, gražiai geria, viskas. Ir kabo ant sienos tokio Visockio plakatas, jeigu žinote, aktorius. Sako, žinai, kas čia? Sakau, žinau, čia yra Visockis, garsus aktorius, čia poetas, muzikantas. Sako, teisai. O sakau, matai, kas šalia kaba. O kaba tokia gitara? Nu, ne kokia ta gitara. Ta prasme, gitara čia jau skambiai pasakyti. Sakau, tai yra gitara. Sako, teisingai, čia yra gitara. Jau džiaugiuosi, kad atspėjau, žinai. Sako, o tu žinai, kad jisai, kai vaikščio, čia ją paliko. Galvoju, Dieve, kaip jie kūrė. Ja. Nu, tai paprašė pagroti. Pagroju. Paskui išnešė mane. Gerai pavakaroju. Žinoma, pylė. Čia truputį daugiau, negu tavo neaprėpiamas aš. Nors tas aš neproporcingai stebuklingai nupintas. Pažiūrėsim, ko vertas brol, kai tau uždėsim kates.
vienaragitų karabinų virvė kinkytas. Tik ne čia, nei dabar, oi dabar tai ne čia. Čia važiuok, aš skersai lipu per save. Šypsena ten, jis visada šypsodamas. Ir dabar šypsas, o kur šypsena čia? Čia palaikyk, aš lipu per save. O žodžių nėra, yra tik tai juk sniegas ir vėjas. Vėjas lopo tikrumą pakėlė. Ir tie, kas eiliai klupo, krito, bet ėjo. Na ir tie, kas bandė, jo, jaučiu, su manim. Tik ne čia, nei dabar, oi dabar tai ne čia. Čia važiuok, aš skersai lipu per save. Šypsena ten, o kur šypsena čia? Čia palaikyk, aš lipu per save. Šypsena ten, nu, po truputį jau, ir šypsena čia. Juk tenka pačiam lipt per save, gyvenime visą brangiai, tenka pačiam lipt per save. Nu, čia truputį daugiau, negu tavo neaprėpiamas aš. Ačiū jums labai.